Sveiki! Šiandien aš norėčiau Jums pristatyti savo naują idėją. Prieš keletą mėnesių aš sukūriau savo naują internetinį puslapį. Jūs galite mane rasti www.violetapetraitienė.lt ir ten pasiskaityti kai kurias mano naujienas, kai kurias mintis, pasižiūrėti mano naująją elektroninę parduotuvę mano knygų. Žinoma, ji dar nėra paruošta iki galo. Ir tame puslapyje yra skiltis tinklaraštis. Ten aš ruošiuosi rašyti tos dienos mintis, kas yra aktualu man, kokia mintis atėjo, koks suvokimas atėjo. Ir pasidalinti tuo kartu ir su vaizdo įrašu. Nes mintį kai kada galima išreikšti ir labai trumpai. Tiksliai, aiškiai suprantu, kad žmogus ne visados turi daug laiko, kad galėtų kažką stipriai gilintis, o kai kam kitaip norisi. Kitam tikrai norisi daug aiškiau, giliau įsigilinti į tam tikrą tiesą. Todėl aš sugalvojau tą tinklaraštį savo puslapyje susijęti su YouTube kanalu. Ten, kur bus mano išrašyta mintis, aš įkelsiu tą nuorodą ir jūs pasižiūrėsite. Ir kaskart, kur aš manysiu, kad galiu kažką pakalbėti daugiau, padarysiu įrašą. Ir jūs galėtumėte pasižiūrėti, pasiklausyti, įgauti naujų minčių, naujų idėjų, kad tiesiog būtų praplėtimas idėjų ar suvokimo, koks yra pasaulis, kaip visata veikia žmogų, kaip išsiskleidžia mūsų visas naujumas, pokytis mūsų gyvenime. Iš tikro, mano tas gyvenimas yra truputėlį kitoks nei daugumos žmonių, todėl, manau, bus kai kada net smagu pasiklausyti kai kurių mano nuotykių, vidinio pasaulio nuotykių. Ir žinoma, bus labai rimtų temų apie naująją realybę, apie naują mūsų sąmonę, apie naujas mūsų besiveriančias galimybės, apie bendradarbiavimą su kūrėju. Ir daugybė minčių, kurios ir į mūsų paprastą kasdienybę galės lengvai įsiterpti ir, žinoma, paskatins giliau ir atidžiau pažiūrėti į save, giliau išjausti tą mūsų visą kūrinyje, žinoma, suaktyvinti savo vis aiškesnį mąstymą, gilesnius savo pojūčius. Savo transliaciją, žinoma, pradedu iš savo paties kūrybos namų, salės, kurioje vyksta mūsų užsiėmimai, mano projekto paties kūryba. Ir ši siena, kuri matosi už nugaros, tarsi gaunasi vizitinė kortelė. Ir šią sieną išpiešė mano dukra. Tai labai džiaugiuosi, nuostabi jos idėjas, daugybę užslėptų paslapčių. Ir kas jau ką nori, ten mato, apmąsto. Tai džiaugiuosi, kad prisijungėte prie puslapio, prie YouTube kanalo, sekate, stebite. Kodėl atėjo mintis, kad reikia pasidalinti tom idėjom, pačiom įvairiausiom? Vienas dalykas, aišku, yra tai, kad galiu pasidalinti tom, ką naujo turiu ir galbūt jums yra įdomu. Bet kita vertus yra dar vienas dalykas, kodėl yra labai svarbu pasidalinti mintimis, idėjomis, suvokimu. Nes yra daugybė minčių, kurios ateina pas mane, aš jas suvokiu ir nespėju apie jas pakalbėti. O kai nespėju apie jas pakalbėti, jos tarsi nesimaterina. Jos tarsi lieka kažkur erdvėje ir jeigu niekas nesutelkia dėmesio į jas, jos ir išnyksta. Jos neįgauna realizacinės galios arba jos yra netokios stiprios. Daugybė suvokimų yra skirta tam, kad prasidėtų tam tikra kūryba, tam tikra realizacija energijų, mūsų ne tik idėjų, bet mūsų ir materijos kūryba. Ir jeigu apie tai nekalbi, apie tai nepamastai iki galo ir nepasidalini, gerai, jeigu atsimeni ir su tom gyveni ir su tom kuri. Bet jau daugybė minčių iš tikrųjų ateina ir jos paskui išblėsta, nebeturi savo tokios galios, stiprybės. O jeigu pas manęs išblėsta ir nebelieka, o jeigu aš pasidalinsiu, tikriausiai liks pas jūs ir jūs pagalvosite, pamastysit,
Pas kai ką taip pat jos išblės, o pas kai ką jos galbūt padarys tam tikrą esminį pokytį mąstyme, savęs priėmime, savo drąsoje. Na, kiekvienam žinoma pagal savo vidinį sąskambį, kiek svarbi ir aktyvi ta mintis. Todėl aš mėginsiu kalbėti pačiom įvairiausiom temom. Nuo kasdienybės idėjų, nuo to, kas yra, tarkime, subtiliam plane, kas yra susijęta su mūsų ta tokia nematoma žemiškąja dalimi ir su tom, kas yra mūsų pačiuose subtiliausiuose sąmonės lygiuose ir pačiuose aukščiausiuose visatos erdvėse. Norisi įvairumo, kai kam yra vienos tiesos svarbiausios, o kai kam yra kitos tiesos, kad galėtumėte jūs pasirinkti, pasižiūrėti ir išgyventi tą pokytį. Tai štai todėl ir yra ta pirminė mintis pasidalinti tom, kas vyksta šiame laikotarpyje. Žinote, kad iš tikrųjų yra užrašyta daug mano tų knygų, apie jas vėliau pasikalbėsim, bet jos, kol užsirašo, vis tiek praeina laikas, kol pereina visą leidybą, praeina dar daugiau laiko ir kai kurios tiesos, jos yra kaip esminės, kertinės, bet yra tiesos, kurios yra čia ir dabar reikalinga suvokti. Nes iš tikrųjų pokyčiai vyksta tokie stiprus mūsų subtiliam lygmenį ir paliečia visus. Mes to norim, nenorim, suvokiam, gilinamės, svarbu ar nesvarbu, bet paliečia. Ir kai kada yra sudėtinga susivokti, o kas iš tikrųjų su manim vyksta. Ar čia su manim kažkas nelabai gerai, ar kažkas blogo manęs laukia, nes tie pojūčiai, pokyčių pojūčiai nėra patys smagiausi ir kai kada ir emocijos pačios įvairiausios kyla ir tokios vidinės būsenos, tarsi nerimo, pasimetimo, galbūt kažkokios laukimo, kažkokios mirties ar dar kažkas. Tokių visokių pačių įvairiausių minčių. Ir iš tikrųjų, kada pasidalini, kad čia viskas yra normalu, kad mūsų sąmonės kinta, kad mūsų sąmonių dalelytis kai kurios jau atsijungia, o atsijungdamos jos įneša tarsi informaciją apie mirtį, bet tai yra sąmonės dalelytis mirtis. Jis savo padarė, išsiskleidė, suvokė ir leidžia mums toliau augti, toliau patirti, toliau žiūrėti, ką mums Kūrėjas naujo duoda. Tas, sakykime, būsena, kuri atrodytų nėra labai smagi, ji iš tikrųjų reiškia, kad esate tame taške, nuo kurio jūs pakilsite, nuo kurio jūs atsigausite, sustiprėsite ir visai kitaip pažiūrėsite į savo naujas galimybės. Taip šiandieną aš ir pristatau savo naują rubriką, tinklaraštis, tiek savo internetiniam puslapyje, tiek savo YouTube kanale ir labai tikiuosi, kad mes susitiksime, bendrausime ir palaikysime tą ryšį. Pas mane šiandieną labai vėjai yra sukilę, tikriausiai gamta sako, kad labai nori bendrauti, labai nori būti išgirsta ir labai daug neregimojo pasaulio draugų, jie nori, kad būtume išgirsti. Kada aš gavau savo knygą, naujausią knygą, kai atvežė iš spaustuvės savo naujausią knygą, Dviejų pasaulių susiliejimas, čia yra daug minčių apie tai, kaip su manim bendrauja mano mokytojai. Ir kada atvežė knygas, aš pastebėjau, kaip atrodo, jie atvežė tas knygas ir sako, o čia yra mano eilutė, o čia yra mano eilutė. Ir tarsi toks yra didžiulis džiugesys, kad ir aš esu išgirstas, ir apie mane kalba, ir mano mintis persiduoda. Tai ką norėtų pirmiausiai tikriausiai pasakyti, kad šiame tinklaraštyje aš kalbėsiu atvirai apie savo gyvenimą ir savo vidinius pojūčius. Daugeliui gali tai būti labai savaime suprantama, aiškiai priimama, natūralu, net ir per savo tą vidinį žinojimą, toks gali būti atgarsis, kaip tai tikra, kaip tai yra laukta, kaip tai yra gyva, o kitiems tai gali atrodyti labai keista. Labai keista, nes tiesiog nesusiduri ir nepatyrė to neregimo pasaulio. O kada nesuvoki, nematai, nežinai ir atrodo, kad ir neegzistuoja. Aš galiu tik tiek pasakyti, kad
tame gyvenimo laikotarpyje, kai aš dirbau valstybinėje įstaigoje, buvau tam tikros partijos narė ir aš gyvenau tą visuomenišką gyvenimą, tas pasaulis man buvo pats natūraliausias, pats vienintelis, kitokio aš ir neįsivaizdavau, net ir nemaniau, kad gali būti kitaip. Bet šiandieną, praėjus jau 12 metų, aš galiu pasakyti, kad yra labai kitas pasaulis. Ir jis yra labai tikras. Jis yra dar tikresnis, negu kokį mes įsivaizduojam. Mes tik tą žemiškosios sąmonės kūrimą pasaulį vis priimdavom, kad tai yra pats tikriausias, natūraliausias, bet iš tikrųjų yra daug mūsų sąmonės lygių ir kiekvienas sąmonės lygmuo išskleidžia naują pasaulį mums. Erdvė, žinoma, ta pati yra, mes tai patys, kaip tai gražiai dainoj, bet iš tikrųjų patyrimai, pojūčiai, suvokimai, jie labai persipina ir vienas kitą labai įtakoja. Kaip aš sakau, tai, ką šiandieną aš turiu, o turiu nuostabią šeimą, turiu nuostabią aplinką namų, turiu nuostabią bendriją, su kuria bendrauju, turiu pačius nuostabiausius, subtiliausius draugus, kurie nuolat su manimi yra ir mes kartu kuriame. Ir visą tai turiu tik dėka to neregimo pasaulio. Tik dėl to, kad priimu tai, kad sąmonė kinta, žmogaus galimybės keičiasi ir tarp tų galimybių atsiranda suvokimas to naujojo pasaulio. Ir šiandieną vėl kažkodėl galvojau, kad vėliau gal pristatysiu tą knygą ir vėl noriu pasakyti, kad toje knygoje aš rašau ir apie save, apie tai, kaip tie 7 sąmonės ciklai iš tikrųjų įtakojo mano gyvenimą. Tarsi norėčiau paliudyti, kad ta didžiulė teorija išrašyta mano, kiek čia, 8 knygose ir yra tikra. Yra absoliučiai tikra ir absoliučiai veikia realybę ir padeda gyventi. Padeda daug lengviau, sėkmingiau gyventi. Tu išeini į aukštesnio dažnio realybės lauką ir tu ten randi daugiau sėkmės. Išeini į dar aukštesnio dažnio realybės lauką ir tavo suvokimas, tavo protas veikia visai kitaip. Tavo vidiniai pojūčiai skleidžiasi. Tu daug plačiau ir aiškiau suvoki, kas ir kodėl vyksta, ką žmogus sako, tu jį kitaip girdi, kitaip matai. Tau kai kada net nebereikia susitikti žmogaus, tu aiškiai jauti ir žinai, apie ką mąsto, apie ką yra, kokia būsena yra, ką jis varsto, ypač tame sąmonės lygmenyje, kur yra kūryba. Ir ateina tie impulsai tokie, apsijungiam, suvokiam, vienas kitą labai įtakojam. Ir daugybė tokių yra dalykų vis naujai atsiveriančių, ko, sakykime, tam tikram lygmenyje gyvena, tu nepatiri. Tu nepatiri ir net nesuvoki, kad tai egzistuoja, gali nesigilinti, tai yra natūralu, žmogus gyvenam, turime pačių įvairiausių savo siekiamybių, savo rūpesčių tikriausiai ir savo džiaugsmų ir nėra to kažkokio atėjusios akimirkos ar noro patirti giliau. Kaip aš dažnai sakau savo mokymuose, iš tikrųjų mes turime tas 7 čakras ir pagal jų kelimą iš apačios į viršų mes patiriame visą savo pirminį tokį virsmą. O tai reiškia, kad mūsų toje antroje čakroje mūsų yra aktyvus žemiškasis gyvenimas, o trečioji ten jau prabunda mūsų siela ir mūsų visas vidinis pasaulis. Žodžiu, kol mes tikrai nepatiriam to žemiško pasaulio, kol jo neiščiaučiam visai, neteina ta akimirka, kada nori kažko giliau. Kažko atrodo tarsi, tarsi kažkaip atrodo dingsta prasmė gyvenimo, atrodo dingsta kažkoks tai džiaugsmas, atrodo tarsi viskas jau patyręs, arba žinai, kad nesi visko patyręs, bet liktai nebenori. Tada vadinasi ateina prabudimas tavo tos sielos sąmonės, kuris sako, tu pažiūrėk, yra dar gilesnis pasaulis, yra dar tų dalykų, kurių tu anksčiau nesuvokė ir nepajautai. Bet kada atsiskleidžia dar kitos sąmonės, mūsų tarkim, pakylėtojo sąmonės su begaliniu švelnumu džiugesiu, dar kitoks tas pasaulis yra. Bet įdomu yra tai, kad
tai nėra vien tik džiaugsmas, nėra vien tik begalinis įdomumas, tai yra drąsa gyventi tame lygmenyje, nes pasaulis kinta, tavo realybė natūraliai kinta ir tu turi turėti drąsos tai priimti. O dar labiau drąsos reikia turėti atsisakyti to, kas tau jau buvo priimta, kas tau jau buvo labai sava, tau drąsu buvo, tu viską žinojai ir kaip čia dabar tau reikia įeiti į naujas savo gyvenimo sąlygas, pasitikėti, kad sugebėsi veikti tose naujose sąlygose. Kada užnugarį tarsi jaustum ir laikytum tai, kad aš truputėlį galbūt įeisiu į naujas sąlygas, pasižiūrėsiu, kaip čia gyvenasi, bet aš turiu užnugarį viską sukurta gero, tai viskas yra tvarkoj. Bet kada tau reikia visko atsisakyti, kada tau reikia išeiti į visišką tuštumą ir pasitikėti absoliučiai kūrėju, tada yra reikalinga ta didžioji drąsa. Bet aš tokius žingsnius keletą turėjau ir nuolat džiaugiuosi juos padariusi, nes atsiveria be galo nauji pajautimai, be galo nauji patyrimai. Ir sakau, toj savo naujausioje knygoje apie tai aš užsimenu, kaip tie 7 sąmonės klaidos ciklai įtakojo mano gyvenimą. Ir dar galiu pasakyti, kad tą knygą tikrai norėjusi greitai parašyti tam, kad būtų užbaigta ciklų tema, 7 ciklų tema, nes aš esu parašiusi 3 dalis 7 sąmonės augimo ciklai, tai mano tam mėlyna, geltona ir žalia knygutė, galbūt vėliau jas parodysiu. Ten buvo kaip teorija, o čia ta mano violetinė naujoji knygutė yra kaip mano praktika patvirtinta gyvenimu. Patvirtinta gyvenimu. Ir viskas. Ir tas etapas su 7 ciklais nuostabiais baigėsi, nes skleidžiasi dar aukštesnės sąmonės, skleidžiasi dar visai kitokia sąmonių struktūra ir sąlygos gyventi dar kitaip. Ir apie tai žinoma, kad kalbėsiu šiame tinklaraštyje pamažu, nes tai yra daugiamatiškumas, jis apima labai daug sričių ir žinoma apima visą tą mūsų ir žemišką gyvenimą. Subtilusis pasaulis arba neregimasis pasaulis su tu mūsų žemišku, jie yra betarpiškai persipinę. Ir negalime atskirti žemiško pasaulio nuo nežemiško pasaulio. Viskas yra betarpiškai persipinę ir net ta realybė yra kuriama kartu su tuo neregimo pasauliu. Realybė, materija, kas yra aplink, tarkim mane, viskas yra kuriama pirmiausiai palaikant ar sutelkiant energijas to subtilaus pasaulio. Kada jis palaiko, tada ir materija daug geriau, gražiau kuriasi. Žinoma, šiandieną aš truputėlį taip sakau, subtilus pasaulis, neregimasis pasaulis. Aš per tos pokalbius truputėlį atskirsiu, jie turi didelis skirtumus. Pakalbėsiu apie sąmonės, kokius didelius skirtumus turi, ką reiškia tam tikros sąmonės. Ir sąmonės turi minti mūsų didžioji sąmonė, mūsų naujoji sąmonė, kosminė sąmonė. Ir tai nėra cikluose aprašyta, tai yra naujos struktūros. Ir kas yra ta naujoji realybė ir kaip iš tikrųjų ji persipina su nueinančia senąja realybė, kaip nebeturi jėgos senosios realybės mintis ir kaip mes kai kada atsimušam su savo idėjom į gyvenimą, kuris neįsigyvendina, kurios neturi gyvasties, kurių niekas nepalaiko, todėl, kad tai yra senosios realybės energijos, jos yra nueinančios. O kad mes gyvuotume, kad mes būtume sveiki, kūrybingi, mes turime pradėti veikti su tom naujom energijom, su naujosios realybės energijom, kaip aš vis dažnai sakau, su ateities energijom, su ateities atsiminimais gyvent ir įtvirtinti savo gyvenimą. Ir gyvenant su tom ateities energijom ir yra svarbu kiekvieną tą mintis naujai atrastą išsakyti, užrašyti, ne tik kad man ir jums. Jūs taip pat kuriate tą naująją realybę ir jūs taip pat turite pasigilinti labiau, ką suvokite, ką suprantate. Tai nėra tik šiaip savaime suprantama prabėganti diena su tam tikrais pojūčiais. Kiekvienas pojūtis turi savo
sudedamasias dalis. Kiekvienas suvokimas turi savo reikšmę, savo mintį. O ką jau kalbėti apie mūsų įvykius dienoje, kodėl vienaip vyksta, kodėl kitaip vyksta, ką tai sako, kodėl taip susikuria. Ir kiek ta dienos kūryba nuo mūsų priklauso. O juo aukštesnis sąmonės lygmumas įskleidžia, tuo ta kūryba labiau ir įtakoja mūsų gyvenimą. Tai teisingiau pasakius, mes labiau įtakojame savo gyvenimą. Ir turime tam ir jėgos, turime tam ir kūrybinių minčių, ir suvokimo, ir žinoma didžiulį palaikymą iš kosminių sąmonių, kurios kartu su mumis bendradarbiauja. Tad sveiki atvykę į mano naują tinklaraštį, kad jūs galėtumėte sekti, pasižiūrėti ir pagalvoti, kaip yra kuriama ta nauja realybė. Nes jeigu neturi minties, apie kurią galėtum pagalvoti, tu ir nesutelksi idėjos ir ji pas tavęs nesimaterializuos. Tu gali tas idėjas, kurias išgirsi iš manęs, priimti arba nepriimti. Čia yra pagal kiekvieno žmogaus apsisprendimą, patinka ar nepatinka, ar tikslinga ar ne. Bet jeigu girdi ir tau rezonuoja, tu apie tai pamastai, tau pamažu tiesiog įsitvirtins tavo realybėje. Tam tikrus mintis, tu jau žinosi, kaip yra iš tikrųjų geriau tau elgtis ir ką reiškia tavo tie pojūčiai, kurie vyksta tavyje. Ir kad jie yra visuminiai, kad tie pojūčiai paliečia daugelį žmonių ir kad tai nėra kažkas tokio keisto ir nesuvokimo tik tau vienam. Tai iki susitikimo, susimatymo ir ačiū už buvimą kartu.